Sveiki visi. Tai video pradėsiu nuo anonso. Susilaukiu nemažai asmeninių žinučių apie, žodžiu, klausimai apie karkasinės konstrukcijas, kaip ką padaryti. Tai perdanga, tai sienos, tai stogas. Va, tai dėl to aš sukūriau Facebook'e grupę. Grupė bus mokama ir tenais visiems norintiems nariams aš atsakysiu visus klausimus video formatu ir raštu. Ir galvoju dar į savaitę daryti vieną gyvą transliaciją. Todėl kam aktualu, registruokitės ir susirašysim tenais. Tai va, tai kol kas tokie planai ateičiai. Aišku, toliau statysiu namus. Va, o dabar parodysiu jums, kas vyksta čionais, kaip atrodo mano projektėlis. Jau čia beveik yra finišo tiesioji. Viskas baigta bus mano iki 100%. Čionais va, nuogrindai yra ruošiama. Pagrindai. Po nuogrindos sumontuosiu apvadinės lentas ir sudėsiu lietvamzdžių. Va, ten, kur statysis terasos, tenais yra padaryta vietos lentos pakišimui. Va. Čionais irgi terasa bus. Skardos dar dasidės po terasos, kada terasa išsineš. Čia laidai išvesti yra apšvietimui nuogrindos, tada yra laistymui vamzdis išvestas. Va, čionais uždanga dar nuo saulės darysis. Va, nėra nuspręsta, kaip tiksliai dar turės atrodyti, bet jau vieta yra paruošta. Šildymo sistema, vėsinimo sistema sumontuota. Čia va, elektrikas baigs su kabeliavimu, tada uždengsiu lubas. Va, ir čionai statysis sandėliuką. Pagal pirmą planą, tai tiksliau tai pagal paskutinį planą, tai turės būti stumdomos sienos. Tai va, tuom irgi pasidalinsiu. Kolonos yra iš klijuotos medienos. Va, visa apdaila yra medinė, dengta dažyvė, o apvadai yra dažyti pilnai dengiančiais dažais. Va, taip yra užhermetinta, viskas 100% sandaru. Dabar užeinam į vidų. Dar trūko kelių plokščių fibo dušo kambariams. Šildymo sistema. Čia virtuvės zona. Lubos visur yra aukštos, virš 4 metrų. Va, tai dailylentės yra balintos, medinės. O. Va, tai jau pasiruošiam. Čia fasadui. Taip pavyksta. Daryti iš, mediniai, dažyti iš rankos. Tai va tokios va grindjuostės. Pašlifuotos, gruntuotos ir dažytos. O angokraščiai
Ir visi kiti praėjimai tai darosi va iš tokių skydų 18 mm storio. Pjaunasi ir gaminasi viskas individualiai pagal kiekvieną langą. Langai 2,40 aukščio, labai aukšti. Čia židinio zona, tai klijuosis akmuo, paskui prie progos pasidalinsiu, kaip atrodys. Židinys didelis, labai gražus. Va, tai iš karto buvo tas sumontuota cementinė plokštė Fermacelio armuota. Va, koridorius, grindys vinilinės. Apvadėliai, kaip minėjau, dažosi jau sumontavus, kad neliktų plėmų. Čia išdrožiau tokius dekoriukus. Galima, aišku, ir paprastuoju būdu, kem 5 laipsnių montuoti. Va. Rūbinė. Miegamasis. Tai dar reikia išdažyti vieną kartą. Pašalinti kažkokius defektukus ir bus baigta. Lauksim durų, sumontuosiu duris. Ir tada pasibaigs visi darbai jau su grindjuostėm. Va, ir siūlės tarp dailylenčių yra glaistytos visur. Va, kad nesimatytų tų dryžių tamsių. Va, kažkiek tai jų sutrūks, kada klimatas stabilizuosis. Tai reikės pataisyti. Žodžiu, galų gale gausis vaizdas toks, kokio norėjau. Pagal mane gražu. Fibo plokštės. Šiek tiek dar betvarkė. Technika suvažiavus, viskas į vieną vietą. Tai va tiek reikalų. Kas liečia grupę, tai turėkit omeny, pasidalinsiu Facebook'e, pasidalinsiu YouTube'e, registruokitės ir visos konsultacijos nuo dabar ne asmeniniam žinutėm, o grupėje. Tiesa, čia bus baldas. Tarp statramščių yra suplanuotas baldas. Tiek žinių, ačiū visiems už dėmesį ir iki kitų video.